Eur 7 sakei? Nu, Tai nebevarimo nejaučiu. jaučiu, kad ne, nes jau buvo Eurus 5 dar galėjom važiuoti. Mono karalystė. Dabar Edvardas etapas. 10 keli kilometrai man. Biškis su kiaušinį įsidėjau į krepšį. Gerbiu valužį. Nu ką, 6:30, pas manęs čia ir 4 kiaušiniai jau. O, wow, nice. Išvirti jau. Čia 2 priekį jau. Tai iš viso turim 8, okay. Pasiruošę judėti į priekį? Pasiruošę. Lithuania. Esam Tveruose jau. Pirmi 15 kilometrų. Šitas kelias gražus šiaip labai. Kas sveiki bičiuliai, esam rietavę. Susileidom keletą kiaušinių į savo sumuštinį. Ir tęsim kelionę. Važiuosim link Viežaičio. Tada Gargždai, ne? Taip tada. Dekatlonas, biški reikia papildomų įrankių. Ir jo, pailsėjom pusvalanduką, 30 keli kilometrai man, Edvardui šiam 5 jau, nes ištelšiu minę, tai šiaip nuotaika super, jaučiamės gerai, šilta, gražu, tai judam tik į priekį. And fading. Dabar Edvardas etapas, raudona komanda esam šiandien. O, wow, šita ilgai laukta ir nelaukta kelionė. Dėl to, ar atlaikys šita tašikė, šita homemade. Man Super, jo. Super homemade. Ir čia, jeigu pasižiūrėtum, yra centimetras, kuris, nu, vat, nesiliečia. Tai yra visiškai centimetras, tai yra visiška ergonomija ir aerodinamika. Absoliuti precizija. Absoliuti precizija, tik tais lietuvių inžinierių. Galima tokia precizija. Vietinį telšiškį inžinierių. Žemaičių požiūrio. Man labai domina, kas yra čia, šitoj tašytėj. Ar galėtum pasidalinti? Yra tai, kas mus labiausiai veža. Riešutai iš Norfos. Jo, neplauti, labai blogai kūnai. Kas dar blogai kūnai? Po to yra 3% proteininis batonėlis. 3-3, nice. Po to yra pistacijų. O, šitas mano mėgstamiausias. Šitas labai patinka. Šitas yra nuostabus. Mes dalinamės daug vienodų tokių panašių. Turim geliukų. Geliukų, tokių premium paauksuotų. Aha. 8 eurus. Ačiū vėlo laikas. Ačiū mūsų rėmėjams, vėlo laikas. Proteinas vėl dar vienas. 50%. Ir čia daugiau kaip ir nieko, tiesiog daugiau viskas, kaip ir daugiau nieko nebeturiu. Kaip ir daugiau nieko nebeturiu. Darytas, krančiai. Jo, tai va, aš taip džiaugiu šitą kelionę. Aš taip, nežinau, laukiu ir norėjau šitą išbandymą. Bet dabar yra labiausiai nelauktas ruožas 50 km nuo Rietavo iki Klaipėdos. Kalnai, mašinos, akliosios zonos. Tai manau, kad turėsim čia biškį iššūkio. 5 minutes later. First problem. Ką, pirmą kiaurą šliauką. Gal ten tą keliuką reikia pavažiuoti? Galim pavažiuoti, jo, nes biškį užtruks tai. Biškį išvažiavom neseniai, tik iš Rietavo. Gal 5 km 6 numinėm. Sustojom pailsėti biškį. Nu, sustojom pailsėti, vėl pailsėjom. Tai Edvardai biškį per aštresnę duobę pervažiavo ir kiaura iš karto. Parodykime žiūrovams. Noriu valgyti. Niam. Niam. Kažkokią repair kit tai neturi, ne? Ne. Aš šiaip irgi neturiu. Gal ateičiai būtų gerai vežiuoti. Jo.
Tai turi vieną atsarginę, tik tikėkimės iki Klaipėdos nuvažiuosim ar iki kažkur, kad atsarginę įsigyti dar vieną ar dvi, ne? Va, turim. Pirmas sustojimas, nenumatytas. Darbai pabaigti, užtrukom 20 minučių. Kažkur, jo. Manau, kitą kartą 10 bus jau. Pit stop! Pit stop. Ok, judam į priekį. A while later. Pavažiavus panašiai dar 20 km pajutau, kad leidžia galinė padanga. Žinios buvo liūdnos dėl to, nes neturėjau atsarginės. Reikėjo versti su turimais YouTube triukais, kuris buvo surišti mazgą ties kamerą, tačiau šį kartą tai nepasteisino, nes rato plotis nebuvo pakankamas įkišti kamerai. Kilo mintis, kaip sutvarkyti kamerą, tai prisiminiau, jog turiu sutempėjų, užtrauktukų ir vadinamų zateškių ir nusprendžiau suspausti kamerą ties skylute iš abiejų pusių. Ir pasirodo, kad triukas visai veikia. Su tokiom antenikėm. Su tokiam antenikėm. Sakau, Edvardai, duodais man kontentuko daug. Veikia visiškai idealiai, jo. Atlaikė porą kilometrų iki Vėžaičių, kas mus iš tikrųjų išgelbėjo tą dieną, nes galėjome gauti pagalbos iš vietinių žmonių. Gal per didelis spaudimas, sakom, buvo toje vietoje? Neįveiks. Einam jai, okei. Trečioji dalis, padangų kelionė. Išgerk, broluži. Reikia jo. Jau ventilių nebeužsuku, tai jau reikia žiūrėti. Esam Vėžaičiuose. Yra šilta. Kažkur parkeliai. Biškai sustingsiu, tada apiniuosim tą... Keipą daro, ne? Jo. Toks bus do it yourself. Čia tokia bus šūdų krūma. Būkim bėdi, bet teisingi. Arba man patinka sakyčiai, būkim turtingi ir teisingi. Būtų geriausia, ne? Taip, jo. Bet ir posakis toks, koks ir. Taip. Dabar teipuoja, ne? Jo. Teipuoju ir kaifuoju. Pasiėmiau atostogos, visiškai, darau, atostogauju. Tiksliai, tavo pirmą atostogų dieną. Jo. Čia taip atrodo atostogos. Jo, pailsėti nuo darbo, jo, nuo problemų, žinai, biškai taip atsipalaiduoti, jo, tiesiog, kad kiti pasirūpintų, žinai, tavo gyvenimą. Iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai labai mėgaujas, man patinka. Smagu, džiaugiuosi, kad mėgaujas ir tikiuosi bus geras atostogos. O ką, esu valgyklai Vėžaičiuose, visiškai neplanuoti pietus, nes visiškai neišeina susitvarkyti padangų. Tai pasikvietėm meistrą iš Gargždų. Atvažiuos, sakė, už 40 minučių. Sutvarkys kameras. Tai Edvardas nuėjo kamerų tvarkytis, o aš paėmiau pietus. Iš valgyklos šiltų, šaltibarščių, čeburėką, žuvies, vištienos. Tai iš tikrųjų labai gerai pavalgysim. Tiesiog tikiuosi pavyks sutvarkyti padangėlės ir įdėsim link Klaipėdos toliau. Pietus prasideda. Šaltibarščiai, bulvytės, čia biški vištienos filė, šiltas čeburėkas, va kaip ir minėjau. Ir pas Edvardą parodykime žiūrovams žuvytę. Pilnai visko. Tada bulvių atskiria, ne? Nu. Čia vien savo senu. Nu, už viską taip. Not bad. Dviračių remontas, Gargždų, galite susirasti Facebook'e. Taip ir radom, jo paieškau dviračių remontas Gargždai ir tave radom. Tai čia dabar tokį lopą dėsi, ne, klijuosim. Kaip per dailės pamokas. Nu jau vasarinę aprangą pas tave. Dirbtinių gėlyčių atgal. Dirbtinių gėlyčių. Mūsų meistras. O, geras. Bravo! Nu, biškai susitaisėm, bet vis tiek leidžia, tai judam į Klaipėdą. Kuo greičiau. Ieškosim kamerų ir... Nu, bet ir tai neblogai.
Esam Gargžduose, judam link Klaipėdos. Labai gražus takelis toks dviračių. Pasirodo, jau vasara kažkur prasidėjo. Gargžduose. Profilaktinis prisipūtimas, Edvardo. Minam nuo Varnių jau 3 valandas 71 kilometras. Iki Klaipėdos gal mažiau negu 20 jau, man atrodo. Kaip smagu, tiek žmonių. Eik tu savo. Kokios maudynės. Nu ką, esam Decathlone, Klaipėdoj. Edvardas nuėjo pasiimti ekstra atsarginių kamerų, nes viena vis tiek nelabai susitvarkė. Tai va, biškai pailsėsim. Ir judėsim toliau. Adapteris, kad galėčiau prisipūsti. Šiaip buvau pagalvojęs tau pasakyti, bet matai. Bet viską mačiau vietoj. Čia tas mašininis, ne? Jo, kur gali prisijungti. Šiaip žiauriai geras. Geras dalykas. Self-adhesive, kur gali prisikliuoti, jeigu reikėtų sustaisyti. Bet tikiuosi, kad nereikės taisyti, nes turiu dabar šis 3. Vieną pasikeisiu ir bus 2 ant žodžio atsargos. Ir energijai biškai pabūstinti power dželiukų. Ir dar, kad viską kur tėčiuku sudėti, mini tašiuką tokį. Sėkmės darbuose. Ką, naują kamerytę. Edvardas dabar pripūs tinkamą slėgį. Adapteras. Yra toks adapteris, kurį įsigijom. Keliukai jau skauda. Keliukai jau skauda. Nu jo, tau tai daug yra. Vien, kad persikelsim, man jau yra toks tikslas pasiekti, žinai. Atvykome į Perkėlą, kelsimės į Kuršių neriją. Benai. Istorinis momentas šiandien mums abiems, Edvardu. Tai pirmąsyk per vieną dieną 100 kilometrų įveikiau. Tai va toks mini rekordas. Šiaip visai smagu. Galiu pasakyti, kad šiauriai gerai pavarėm. Tikrai neblogai. Wow, pagalvoju, tiek nuvažiavom. Per dieną tiek nuvažiuoju, kiekvieną dieną, tai gali labai pamatyti įdomi kraštą. Man tai čia jaučiu taip dabar savo kūną, tai atrodo tokia riba, jau arti, labai ribos, virš ribos dar gali pavažiuoti, bet jau yra toks, kur jo, camping time. Po ilgos dienos dviračiai. Šitie laiptai atrodo biškai kaip į dangų ir į amžinybę. Kokia jūra graži. Savo. Kokia rami. Wow. Wow. Varo, dėva. Kviečiam maudytis. Labai kviečiu. Ir ta diena jau artėjo į pabaigą. Nuėjom prie jūros, išsimaudėm jūroje, galėjom pailsėti, atsipalaiduoti. Išsimaudimas jūroje, šaltas vanduo ant tų įkaitusių raumenų, tai buvo pats maloniausias dalykas. Turbūt atsigauti ir pasiruošti kitai dienai. Apapa? Apapa, kad gera buvo išsimaudyti. Aš taip galvoju, kad bus šalta, Jo. faina. Oi, nerealiai. O taip gerai atrodo, nes nenorėjau skubėti išlėkti. Gerai, judame į priekį. O su Edvardu radom miške tiesiog, kur ieškom nakvynės. Radom va tokį va. Bet panašu, kad čia senai kažko nebuvo. Nu jo, atrodo, kad seniai kažko nebuvo.
Gražu. Man Gražu, patinka. labai yra paprastai, stilinga. Taip. Toks kontraščiukas. Man tokios linijos labai patinka. Ar planuoju kažką dėl padaryti? Tikrai ne. Gražu, madinga. Na, o jeigu jums tai nemadinga, tai pakeisti savo madą. Tenais net pasidėjom Edvardą Maikį, kad rastume, kur grįžti. Nes visai nuėjom. Čia dviračius pasidėjom, tai toj pasiimsim. Mūsų stovyklavietė šį vakarą. Jau megmaišiukai ištraukti, hamakėlis. Nu, megstukus, jeigu reikėtų. Užsienimas 3000. Bitė įkando man į viską. Nuotaikos geros, kūnelis toks yra. Toks vat, bet biškai prasimankštinus, po pavalgius, po truputėlį, man atrodo, mes labai neblogai jausimės šiandien. O pati vieta tai iš tikrųjų pasakiška, čia kur buvom, pušinėlis, šalia jūros. Vakar, tarp kitko, prieš nueinant miegot, išgirdom su Edvardu, kažkas tiesiog fleitą pradėjo groti prie jūros ir visiškai meditacinė fleitos muzika. Ir biški tokia būsena buvo, kai su Edvardu susižvalgiau. Sakau, ir tu girdi tai, ką aš girdžiu, nes aš galvojau, gal čia, žinai, mes jau pasiekėm tą tokį etapą, kai jau, žinai, pradeda pintis iliuzija su gyvenimu. Kai permini biški pedalus per daug. Nu, bet pasirodo girdėjom ir užmigom su tą, aš tai ir užmigau taip pat su tą melodiją. Nu jo, labai gražu buvo, labai gražu. Edvardas vaišina pusryčiais. Biškai paėsiam. Esam nuostabiai vieteliai, labai patogiai sėdim ir čilinam. Su vaizdeliu gerai, jo. Kažkaip kaip tik pradėjom judėti, atrodo, ir vėl atsirado tos energijos. Tai jo, būtent atrodo, visi raumenys, nugara, keliai, viskas atrodo, kad reikia poilsio ir šiandien nieko nedaryti, bet kažkaip, kai esi nustatęs, galvoji, kad reikia toliau važiuoti, tai pradėjai važiuoti. Ir tada viskas kažkaip savaime pradeda atsigauti, lengvėti, atrodo vėl įkrenti į ritmą ir gali minti. Rūkytų, gal ne? O man dar irgi rūkytų. Šiaip labai skanu. Šilta. Sustojom Nidoj prie gerimo šaltinio vandens. Galiu parodyti. Pilni buteliai. Pirmas įkėsiu čia. Duot srovės. Gali galvą pakišti. Vienintelis šaltinis visoje saloje. Gerimo vandens. Tai Čin. lokacijos neišduosiu. Nu ką tik po blyno, po ledu, pasišnekėjom su tokiu dviratininku dar. Tai važiuosim atgal, ne? Link Klaipėdos.
Atgal, bet ne namo. Atgal, bet ne namo dar. Tai va. Jo. Su vėjeliu. Su vėliu atrodo vakarinis vėjas pusė nugarą mums. Bent jau taip turėtų. Piet vakarinis, jo. Ai, piet vakarinis. Nu, sorry, tu eksperts vėjas. Ir nuvažiuoji taip tiesiai ten. Jau šiandien 85 km. Esam netoli perkėlos. Truputį lašnuoja jau šiandien, ne? Šiandien jau Drėgniau. Jo, tai... Bet visai neblogai eina. Labai gerai. Wow. Esam visur laiko, visur vietoje. Oro sąlygos prisitaiko prie mūsų atrodo. Tai technikumas daugiau nieko. Judam tolien. Šiaip viskas tik geryn. Ką valgai? Baiginėjam, ne? Nežinau, aš neturiu žodžių, būtent ten kiek gerai tai yra. Šią akimirką tai yra nuostabu. Palanga. Palangėlė. Ar rada, kur jau miegosi? Nu kaip ir, palauk, kaip ir radom. Nežinau, kuris mano bus. Porą medžių ar šitie du. Arba čia bus jungiamasis tikriausiai. Smagu, kad yra medis, kuris jungia. Atrodo tokie, kaip ir mes, jaunuoliai tokie brestantis ir truputėlį tvirti visai. Kažkaip pučia vėjuks, bet kam yra miegmaišiai. Jo. Ką, dienelė atrodo eina į pabaigėlę. Laikas pasimėgauti. Taip. Užkandžia paskutinis šios dienos, man atrodo. Dar tik gal koks jausmas, kad odų daug čia, bet Nu, ne jausmas, faktas čia. Ne, faktas. Artėjam prie miego. Edvardas sako, užsidengs savo, kad biškį privatumą turėtų. Šiandien tavo yra hamako diena. Vakar buvo mano. O, jau. Va, dviratukai pastatyti. Esam netoli Šventosios. Man asmeniškai buvo ilgiausia minimo diena dviračių gyvenime. 130 km nuvažiavom. Iš tikrųjų, didžiąją tą dalį nuvažiavom dviračių takais, tai nuo Juodkrantės į Nidą, tada iš Nidos atgal, persikeliam, tada nuo Klaipėdos į Palangą ir už Palangos, vat esam netoli Šventosios, tarpe realiai tarp Palangos ir Šventosios. Susiradom miškelį, ramų, kur biškį mažiau vėjo. Ir pasikabinom hamakiukus, pasimsim tuo miegmaišius, man atrodo, ir tiesiog gražėsimės. Ir tikiuos pailsėsim. Ir rytoj laukia kelionė namo. Tai dar tokia viena minimo dienelė. Ir tikiuos saugiai, ramiai grįšim namo. Pasimėgausim. Gal ką nors skanaus susirasim. Šiandien iš tikrųjų nenufilmavau šito momento, nes biškį gal nebuvo tiek jau daug jėgų, bet buvom sustoję kepiklėliai Biržų duonos Klaipėdoj ir abu pasiėmėm arbatos, šiek tiek bandelių
Ir buvo taip skanu. Labai buvo skanu ir tas davė jėgų dar po to mes, man atrodo, nuvažiavom truputėlį dar iki degalinės, užsipylėm vandens ir po to dar 30 km be sustojimo ir tada vat. Ir dabar 130 pasiekėm ir viskas šiandieną. Tai ką, labanakt. Labanakt, Edvardai. Po rankšluosčiu. Pasimatysime rytoj, bičiuli. Labas rytas, mielieji. Aš negėriau vakar. Bet buvau balius kuisiams, sakykim taip. Bet kuisiai gėrė ir turėjau va tokį tarpuką, va, nosiai. Ir vis tiek jie rasdavo vietą įlysti. Žodžiu, biški kosminsės. Nu, važiuojam. Lipam ant žirgelių, va, laukiam. Na ką, susipakavom. Patikrinom skambutį, reiškia, galim judėti priekį. Dviratukai pabalnyti, dar biškai kraunasi. Telefoną, laikrodį, grįžimui atgal, tai pajungsim. Nu ką, jo, šventoji? Šventi. Sako Edvardas, užeikim, bet užrakinti varteliai, tai, bet būtų įdomu aplankyti iš tikrųjų. Gal grįžtant. Nu ką, dabar kavytės lygiai? Kavytės ir bulkytės. Nu ko, pirms gravelis Edvardo. Jo, man daugiau rizikos negu Jono, bet man aš žinau, jo padangs pasikeičia jo 2 kartus, tai ne problem bus į 3. Nu, jeigu ką. Nu. Šiaip nėra didelis gabalas, biški net ten pasukom, tai tiesiog. Jo, tiesiog pasiklioja mano pasitikėjimo žinojimo keliais, tai... Add sat nav system. Bet vis tiek bus daugiau pramogų. Nu, fainai šiaip ir man tai patinka tokie. Let's go, čia dėl tavęs, Jonai. Ai, dėkui. Tiesiog mane vat kviečia vat visą tai. Ok, varom. Salantai. Esame Pakalnutės kaviniai, valgysim. Oh, baby. Aš tai džiaugiuosi. Kilnai, ne? Važiuojam. Kapį. Gera. Iš pavargau. Bet vis gera. Kapauji. Man gera. Iš pavargau. Bet vis gera. Ištiesęs rankas pagalvojau. O, visai norėčiau blogai pagaru. Važiavom į Alsėdžius 8-5 km nuo Šventosios. Tai atvažiavau baigęs vanduo, tai va kaip tik atsigersim vandens. Gal kokią spurgytę. Pailsėsim truputį ir paskutiniai 15 iki Telšių. Kaip jauties dėl paskutinių 15 jau? Ar nėra? Jaučiuos šiaip gerai. Iš tikrųjų, va, dabar nuo Platelių iki čia
biškai atsigavo truputį energiją, suvalgėm batonėlį, geliuką ir jaučiu, kad man biškai padėjo, nes šiaip jėgos, vienu momentu iš vis labai sudėtinga buvo, nes užpakalis skauda labai nuo balnelio jau ir trinas, bet įsijungia antras biškai kvepavimas. Tai, Vytautas. Žodžiu, šiaip viskas gerai, tikrai viskas gerai, biškai pavargom, bet nieko, bet biškai pavargom ir reikia atsigerti ir viskas gerai. Nice. Ačiū. Ačiū. Na ką, paskutinis pit stop. Wow, ar čia buvo jau atidaryta ar? Čia niekas nėra režisuota. O ne, nieks nema, 3 sekundės įsiglė atgal į maišelį. Prašau, Oi. šitą. Jo. Oi, ačiū. Į sveiką tikę. Į sveiką tikę. Man labiausiai patiko įveikti baimę, įveikti didelius atstumus su dviračiu, kas prieš tai atrodė pakankamai skausminga ar neįmanoma, o dabar atrodo taip paprasta ir lengva. Mane ta kelionė įkvėpė ir man suteikė labai daug džiaugsmo, jaučiausi labai gyvas. Aš norėjau gal tokio iššūkio kaip dabar, kaip ši kelionė, kad pamatyti, kad tai įmanoma ir kad galima galbūt kažkas daugiau. Ir kodėlgi ne. Ačiū tiems, kurie žiūrėt šį įrašą. Tikiuosi, kad tokių kelionių dar nusimato ateityje. Ir tikiuosi, kad ir jūs iškelsit savo kokį nors naują tikslą, naują iššūkį. Ačiū ir bon voyage. Ir iki kitų kartų, jo. Iki kitų kartų. Kontentonatoriai. Kontentonatoriai. Ką, laimingai, bičiuliai?